Nu va čia, man atrodo, tipinis vaizdas, kai žiema. O kur ta drėgmė dingsta? Niekur nedingsta. Va čia. Dabar viskas aišku. Problemos tai čia jau kraštutinumas. Bet kai kvapelis mašinai toks šiaip sau, tai jau ne kažką. Arba ten langai rasuoja nuolat. Tai diskomfortas. Biškiuką į šitą pusę. Biškiuką į kitą pusę. Ir šičia nepamirškim. Va čia kur vaikas sėdi. Bagažinė. Būtina. Va čia dar vieną galima įkišti, bet nepadės. Ne, aišku, tiek daug nereikia. Tai pabandykim išsiaiškinti, kiek iš tikrųjų reikia. O kaipgi patikrinti, kiek vienas maišelis gali sugerti vandens? Einam, parodysiu. Tai va, įsivaizduoju, kad čia yra drėgmė tavo mašina ir mes įmetam vieną drėgmės surinkėją. Savo gyvūnus uždarom kitam kambarį ir stebim, kas bus po 1 valandos. Na, praėjo 1,5. Pažiūrim, drėgmės visai neliko. O mūsų indikatorius praktiškai nepakeitė spalvos. Reiškia, jisai gali sugerti dar daugiau. O kai indikatorius bus baltas arba rožinis, tai tiesiog šaunam į mikrobangę keliom minutėm ar ant radiatoriaus, ar ant šildomų grindų.